Sveiki gerbiami, taigi šiandien vėl vaikštau po kalnus, čia parodysiu, į kokius kalnus reikia lipti, kokiais akmenimis, nežinau, vėjas truputėlį pučia, greičiausiai trukdžiai gausis, bet tikriuosi, kad suprasite, jei nesuprasite, video netalpinsiu, aišku. Tai va, žodžiu, yra nelengvas lipimo kelias, bet kiekvieną sekmadienį kažkur tai lipu, reikia pasisemti jėgų, ruoštis grįžimui į Lietuvą. Taigi, sveiki. Ką aš norėjau pasakyti šiandien? Na, 6 savaičių atostogos pagaliau eina į pabaigą. Teks pradėti dirbti rimčiau, tiek Lietuvos klausimais, tiek kitais klausimais. Tai žodžiu noriu pasakyti, per tą laikotarpį buvo atvykę bendraminčiai, daug ką aptarėme ir ruošimės rimtesniems veiksmams. Tai žodžiu, noriu informuoti, kad nuspręsta yra priimtas sprendimas padidinti procentus už Lietuvos valstybės kūrimui suteiktą paskolą. Žodžiu, procentai bus mokami nuo 16 iki 24 procentų metinių palūkanų. Tai va, pagalvokim, reikalinga mums Lietuva ar nereikalinga. Mes jau praktiškai didžiąją dalį esam pasiruošę pradėti darbus. Žmonių dar yra trūkumas, bet manau, kiek reikės prisamdysime. Todėl nebesnauskite žmonės, atostogos baigėsi, metas pradėti judėti į priekį. Iki malonių susitikimų. Viso gero.